Vyriausybė apsėmė stabdyti saulės elektrinių plėtrą. Sakė, taip elektros kaina turės drastiškai kilti. Verslininkai tikina, tam nepasiruošę, todėl patirs kone $500 milijardo litų nuostolių. Mažųjų saulės jėgainių versle kyla sumaištis. Energetikos ministerija sako, kad tik įsigaliojus naujoms atsinaujinančių išteklių įstatymo pataisoms iškart bus stabdomas paraiškų priėmimas plėtoti saulės jėgainių verslą. Pasak energetikos ministro Neverovičiaus, mažos saulės jėgainės didina elektros kainą ir yra subsidijuojamos iš žmonių kišenės. Todėl būtina stabdyti 10 000 projektų. O esą tie projektai, kurie jau įsibėgėjo, galės būti paveikti. Tie, kurie pradėjo vystyti, tai aišku, galės projektus ir užbaigti. Ir prašysime, kad tas įvyktų iki kovo 1 dienos. Tačiau tie, kurie galės pagrįsti, kodėl jie nespėjo ir objektyviai paaiškins priežastis, plus išleis daugiau negu pusę investicinio projekto vertės tam projektui, tai jiems tas terminas gali būti pratęstas dar 7 mėnesiams. Atsinaujinančios energetikos asociacijos tvirtina, kad priėmus griežtesnius reikalavimus dalis investuotojų patirs didžiulius nuostolius. Esą jie valstybei galės pateikti kone $500 milijardo litų ieškinį. Tai reiškia, kad netgi asmenys, kurie šiai dienai yra pačioje pirminėje stadijoje, pradėjo projektavimą, išsėmė sąlygas, galbūt nusipirkė instalę įrangą, jie jokiais būdais negali suspėti iki tos dienos. Tai reiškia, kad jiems nėra jokio skirtumo jau. Ar įstatymas įsigalios nuo kovo 1 dienos, ar jis įsigalioja nuo šiandien. Palankios sąlygos mažoms saulės jėgainėms buvo sudarytos atsinaujinančių energetinių išteklių įstatyme, kuris numato vieną didžiausių saulės energijos supirkimo tarifų. Kainų komisija skaičiuoja, kad net ir sumažinus dabartinį saulės energijos supirkimo tarifą, kuris siekia apie $1,5 lito už kilovatvalandę, elektra vis tiek išliktų brangi. Kad ir kiek be mažintum, tai turbūt negalima tikėtis, kad tas tarifas atitiks bet kuriuo atveju tą kainą, už kurią galima įsigyti biržoje. Tai matyt, dar reikės palaukti, kol atsinaujinančios energijos ištekliais pagaminta elektra kainuos tiek, kiek kainuoja iškastiniais ištekliais pagaminta elektra. Jeigu toliau bus palikta tokia netvarka, tai faktiškai gali atsitikti taip, kad visi žmonės mokės nemažas sumas pinigų dėl elektros energijos kainos padidėjimo VEPui. O tai, aš manau, pažeidžia ir socialinio teisingumo principą. Skaičiuojama, kad ant energetikos ministerijos stalo dar guli apie 10 000 neišnagrinėtų paraiškų dėl mažųjų saulės elektrinių statybos. Daugiau kaip 5 000 leidimai statyti jėgaines jau išduoti. Dėl atsinaujinančių išteklių įstatymo sugriežtinimo rytoj turėtų apsispręsti Seimas.